2019 m. rugsėjo 27 d. 19-metis Lorenas Šauersas dirbo darbininkų statybo aikštelėje Montanoje. Ta dieną jo darbas buvo vairuoti krautuvą greitkelio tilte netoli Vilsalo. Buvo giedra, mašinos dūzgė fone, o Lorenas buvo susitelkęs į atliekamą užduotį. Tiesiog dar vienas jaunas vyras užsidirbantis pragyvenimui. Tačiau staiga viskas pradėjo blogėti. Tai, kas prasidėjo kaip eilinė darbo diena, virto siaubinga košmare. Automobiliai, nekantraujantis prie šviesoforo, pradėjo jį nelegaliai lenkti. Tiltas buvo viena siaura juosta, vos pakankamai platus Lorenui ir masyviam 6 tonų krautuvui, kurį jis vairavo. Lorenas priartėjo prie krašto, kai vienas automobilis vos prasispraudė pro šalį, kad išvengtų susidūrimo. Ir tada tai įvyko. Trapus tilto kraštas, nepajėgęs atlaikyti 4 tonų krautuvo svorio, netikėtai neatlaikė ir sugriuvo. Mašina pakrypo, tada ėmė siaubingai kristi. Lorenas, veikdamas instinktyviai, bandė iššokti, bet jo koja įstrigo saugos dirže. Jis bejėgiškai kybojo, kai krautuvas tempė jį žemyn 50 pėdų aukščio šlaitu. Krautuvas kelis kartus apsivertė. Kiekvienas smūgis buvo kurtinantis metalo ir žemės trenksmas. Lorenas nukrito ant žemės gyvas, bet dar nespėjęs suvokti, kas įvyko, milžiniška mašina užgriuvo ant jo, sutraiškydama jo kūną nuo juosmens žemyn. Vaizdas buvo tiesiog siaubingas. Gelbėtojai puolė išlaisvinti jį iš susuktų nuolaužų, tačiau laikas senka. Kaip kas nors galėtų išgyventi tokį neįsivaizduojamą dalyką, šiandien papasakosiu 7 šokiruojančias darbo vietos nelaimių istorijas, kurios baigėsi neįsivaizduojamu siaubu. Tai nėra įprastos istorijos apie nedidelius nesklandumus ar nekaltas klaidas. Tai yra blogiausias iš blogiausių. Kaip visada rekomenduojama žiūrėti savo nuožiūrą. Grįžkime prie Loreno istorijos. Po to, kai Loreną prispaudė krautuvas, jis liko visiškai sąmoningas ir žiūrėjo į padarytą žalą. Vėliau jis apibūdino siaubingą vaizdą. Jo kojos buvo prispaustos ir jis suprato, kad viskas žemiau juosmens buvo sunaikinta. Atvykę paramedikai buvo šokiruoti. Niekas niekada nebuvo matęs, kad kas nors išgyventų po tokių siaubingų sužalojimų. Sugriuvus tiltui, gelbėjimo operacija pati tapo rizikinga. Nuolaužos buvo nestabilios ir buvo reali grėsmė, kad įvyks dar vienas griuvimas. Laikas senka, bet kažkaip jiems pavyko jį išlaisvinti ir stabilizuoti. Kai Lorenas atvyko į ligoninę, gydytojai greitai suprato, kad neturi pasirinkimo. Jo sužalojimai buvo per sunkus, kad būtų galima išgelbėti apatinę kūno dalį. Jo dubuo buvo visiškai sutrupėjęs. Jo kojos buvo sutraiškytos taip smarkiai, kad jų nebebuvo galima atkurti, o padaryta žala buvo negrįžtama. Kad išgelbėtų jo gyvybę, gydytojai turėjo atlikti operaciją, vadinamą hemikorporektomija. Tai reta ir itin sudėtinga operacija, kurios metu pašalinama viskas žemiau juosmens. Ši operacija tokia reta, kad net dauguma chirurgų apie ją žino tik iš medicinos vadovėlių. Didžiulė kraujo netekimo, infekcijos ir traumos rizika labai sumažino jo išgyvenimo galimybės. Tačiau Lorenas paneigė visas prognozes. Operacija buvo sėkminga ir jis išgyveno chirurginę intervenciją. Kai jis pabudo, Lorenas neturėjo kojų, dubens ar lytinių organų, bet kažkaip buvo gyvas. Užuot pasidavęs, jis nusprendė prisitaikyti. Jis naudojo specialiai jam pagamintą protezinę sėdynę ir išmoko išlaikyti pusiausvyrą bei atlikti kasdienės užduotis. Per visą tai jo mergina Sabija liko šalia jo ir galiausiai jie susituokė. Kartu jie rado būdų susikurti naują gyvenimą. Loreno istorija – tai išlikimo istorija, nepaisant neįmanomų kliūčių. Tačiau kai kurios istorijos, kurias tuo išgirsite, neturi tokios laimingos pabaigos. Lauren – mūsų vienintelė išgyvenusi. Pakelkime kartelę aukščiau. Kas nutinka, kai senamadiškas apmokymas susitinka su naujomis technologijomis? Tai atveda mus prie šiurpios Kenji Urados istorijos. Kenji Urada buvo 37 metų techninės priežiūros darbuotojas Kawasaki Heavy Industries įmonėje Akashija, Japonijoje. Nors 1981 metais pramoniniai robotai gamyklose darėsi vis dažnesni, saugos protokolai dar nebuvo įdiegti. Tai reiškia, kad techninės priežiūros darbuotojai, įskaitant Kenji, buvo menkai apmokyti, kaip saugiai dirbti su šiais robotais. Taigi tą lemtingą liepą Kenji išėjo į darbą kaip ir bet kurią kitą dieną. Gamykloje virė darbas, buvo gaminamos pramoninių mašinų dalys, o Kenji buvo viso to centre. Ta diena Kenji užduotis atrodė įprasta.
Gamybos robotas veikė netinkamai ir jam reikėjo priežiūros. Paprastai tinkama procedūra reikalautų visiškai išjungti robotą prieš įeinant. Tačiau dėl neaiškių priežasčių Kenjis apėjo saugos barjerą. Užuot atidaręs vartus, kurie būtų automatiškai atjungę roboto maitinimą, jis juos perlipė, nesuprasdamas, kad robotas liko įjungtas. Iš pradžių viskas atrodė gerai. Kenjis apžiūrinėjo robotą, tikriausiai nesuvokdamas pavojaus. Tačiau jam dirbant, mašinos jutikliai, kurie vis dar veikia, klaidingai interpretavo jo buvimą. Robotas palaikė Kenji gamybos linijos dalimi. Staiga jo mechaninė ranka pajudėjo, atgijo nežmogišku tikslumu. Prieš tai, kai Kenji spėjo sureaguoti, ranka jis sugriebė ir prispaudė prie netoliese esančios šlifavimo mašinos. Scena akimirksniu tapo žiauri. Judėdamas šaltu bejausme tikslumu, roboto mechaninė ranka sugriebė Kenji ir stipriai prispaudė jį prie netoliese esančios šlifavimo mašinos. Įkalintas ir negalėdamas pabėgti, jo kūnas buvo sutraiškytas negailestingų mašinos judesių. Ar galite įsivaizduoti, kaip dirbti vietoje, kurioje mašinos, nuo kurių priklausote, nesugeba atskirti žmogaus nuo detalės? Kolegos puolė padėti, desperatiškai spaudė avarinio stabdymo mygtukus, tačiau niekas neveikė. Gamyklą užliejo sunkių mechanizmų garsas, nustelbiantis Kenjio riksmus. Po kelių akimirkų jis mirė. Po incidento tyrėjai bandė suprasti, kas nutiko ne taip. Jie nustatė, kad Kenjis buvo praleidęs kai kuriuos saugos procedūras, galbūt norėdamas greičiau užbaigti remontą. Tačiau didesnė problema buvo tinkamų saugos mechanizmų trūkumas. Tuo metu tokie dalykai kaip robotų užrakinimas ar jų aptverimas priežiūros metu nebuvo įprasta praktika ir Kenjis dėja tapo sistemos, kuri nebuvo sukurta apsaugoti darbuotojus nuo tų pačių mašinų, su kuriomis jie dirbo, auka. Kenjio mirtis dabar žinoma kaip pirmasis užfiksuotas atvejis, kai robotas Japonijoje nužudė žmogų. Tačiau porą metų anksčiau kažkas panašaus įvyko Jungtinėse valstijose. Tai Roberto Williamso istorija. Buvo 1979 m. sausio 25. Tuo metu Robertas buvo 25 metų darbininkas Ford Motor Company Mičigano liejimo centre. Ta diena jis dirbo su milžiniška detalių paėmimo sistema, skirta sunkioms medžiagoms perkelti po gamyklą. Sistema naudojo robotinės rankas, sveriančias daugiau nei toną, kad paimtų detalės iš aukštų sandėliavimo lentynų. Tačiau iškilo problema. Sistema pradėjo rodyti neteisingus atsargų kiekius, rodydama, kad dėžės pilnos, nors taip nebuvo. Kad išspręstų problemą, Robertas įlipo į sandėliavimo lentynas ir rankiniu būdu išėmė detalės. Tai nebuvo pirmas kartas, kai kas nors pasinaudojo šiuo trumpesniu keliu. Robotai dažnai būdavo lėti, todėl darbuotojai buvo įpratę įsikišti, kad sutaupytų laiko. Tačiau kai Robertas dirbo, viena iš robotinių rankų staiga pajudėjo. Ranka su mechaniniu tikslumu mostelėjo ir smogė Robertui tiesiai į galvą. Smūgis buvo katastrofiškas. Jis žuvo vietoje. Jo bendradarbėms prireikė beveik 30 minučių, kol jie suprato, kad kažkas negerai ir surado jo kūną. Vėlesnis tyrimas atskleidė sistemos keliamus pavojus. Nebuvo jokių signalizacijų ar jutiklių, kurie įspėtų darbuotojus, kai robotinė ranka ruošėsi judėti, ir nebuvo jokių užtvarų skiriančių žmonės nuo mašinų. Darbuotojai manė, kad jei jie bus atsargus, robotai nekels grėsmės. Tačiau robotas, sukurtas siekiant efektyvumo, nematė Roberto kaip žmogaus, tik kaip dar vieną aplinkos dalį. Roberto mirtis atskleidė skaudžią tiesą apie pramoninius nelaimingus atsitikimus. Nėra jokio piktavališkumo, jokio ketinimo, tik šalta mechaninė jėga. Ir būtent tai šias istorijas daro tokias šiurpinančias. Dabar palikime robotų pasaulį ir pažvelkime į ką nors senamadiškesnio. Mūsų kita istorija – tai tragiškas atvejis parodantis, kaip žmogaus aplaidumas gali būti toks pat mirtinas, kaip ir bet kuri aukštųjų technologijų mašina. Tai yra Simono Joneso istorija. Simonas buvo 24 metų universiteto studentas iš Sussexo, kuris darė pertrauką nuo antropologijos studijų. Jis buvo smalsus pasauliui ir aistringai siekė socialinio teisingumo, dažnai dalyvaudavo aktyvizme ir kampanijose už sąžiningą elgesį su darbuotojais. Simonas mėgo keliauti, susipažinti su naujais žmonėmis ir pažinti skirtingas kultūras, kas puikiai derėjo su jo studijomis. Per laisvalaikį nuo universiteto Simonas nusprendė susirasti laikiną darbą, kad galėtų save išlaikyti ir įgyti realios patirties. 1998 m. balandį jis nuėjo į įdarbinimo agentūrą Personnel Selection, tikėdamasis rasti laikiną darbą.
Jam buvo paskirta dirbti Jaumens prieplaukoje Šorehame, kur jis turėjo padėti iškrauti krovinius iš laivų. Simonas nežinojo apie galimus pavojus ar tai, kokia pavojinga gali būti darbo aplinka. Jam tai buvo tik būdas užsidirbti šiek tiek pinigų, kol jis planavo savo kitus žingsnius. Tačiau šis sprendimas tragiškai kainavo jam daugiau, nei jis galėjo kada nors įsivaizduoti. Pirmąją dieną Jūromens prieplaukoje Šorehame Simonas atvyko pasiruošęs dirbti. Jis tikriausiai manė, kad tai bus paprastas darbas. Tiesiog iškrauti krovinius iš laivų, būdas greitai užsidirbti pinigų. Tačiau tai nebuvo įprasta darbo vieta. Simono darbas nebuvo valdyti techniką. Vietoj to jis dirbo krovinių triume, šalia milžiniško 2 tonas sveriančio mechaninio griebtuvo, kurį valdė kažkas iš išorės. Tačiau prieplauka buvo pavojinga vieta, pilna didžiulės technikos, sunkių krovinių ir nuolatinio judėjimo. Tai buvo vieta, kur viena klaida galėjo kainuoti gyvybę. Simonas buvo paskirtas dirbti laivo triume. Tai reiškia leistis giliai į uždarą erdvę, kur buvo kraunamos ir iškraunamos prekės. Virš jo mechaninis griebtuvas buvo naudojamas dideliems kiekiams krovinių perkelti. Šis mechanizmas nebuvo toks, šalia kurio galėtų dirbti bet kas. Reikėjo mokymų ir patirties, kad suprastum jo judesius, pavojus ir kaip išlikti saugiam šalia jo. Bet Simonas neturėjo tokio pasirengimo. Niekas jo nebuvo supažindinęs su rizikomis ar paaiškinęs, kaip išlikti saugiam. Niekas jam nedavė apsauginio šalmo ar jokios apsauginės įrangos. Jis buvo iškart nusiųstas į vieną pavojingiausių dokų zonų, visiškai neparuoštas. Visiškai. Ta diena darbas reikalavo, kad griebtuvas iškeltų krovinį iš triumo. Simonas dirbo tiesiai jo kelyje, bet niekas nesusimastė, kas gali nutikti. Galbūt operatoriai manė, kad Simonas žino, ką daro, arba galbūt jie net nesuprato, kad jis buvo ten apačioje. Kad ir kaip ten būtų, nebuvo imtasi jokių atsargumo priemonių užtikrinti jo saugumą. Tada įvyko tai, ko niekas negalėjo įsivaizduoti. Milžiniškas griebtuvas, valdomas kažkieno iš išorės, buvo įjungtas, kai Simonas vis dar buvo viduje. Jis pradėjo savo įprastą rutiną, judėdamas šaltu mechaniniu tikslumu. Tačiau šį kartą jo kelyje buvo ne tik krovinys, bet ir Simonas. Metaliniai griebtuvo nasrai nusileido ant jo, akimirksniu jį sutraiškydami. Jėga buvo neįsivaizduojama ir niekas negalėjo nieko padaryti, kad ją sustabdytų laiku. Netoliese buvę darbininkai galėjo tik su siaubu stebėti, kaip mašina vykdo savo užprogramuotą užduotį, nesuvokdama, kad ką tik atėmė gyvybę. Šis vaizdas visus pribloškė. Avarinių tarnybų darbuotojai atvyko ir rado Simono kūną bei darbo vietą, kurioje jis buvo visiškai neapsaugotas. Tyrimai atskleidė, kaip stipriai sistema buvo jį nuvylusi. Simonas nebuvo apmokytas, nebuvo įspėtas ir nebuvo apsaugotas. Jis buvo paskirtas į vieną pavojingiausių dokų vietų be jokių apsaugos priemonių, kurių tikėtumeisi tokioje rizikingoje darbo vietoje. Nebuvo jokių signalizacijų, kurios įspėtų, kai griebtuvas ruošėsi judėti. Niekas nepatikrino, ar Simonui buvo saugu būti triume. Tai nebuvo tik tragiška nelaimė, bet visiškas atsakomybės nepaisymas. Simono mirtis neturėjo įvykti. Tai buvo aplaidumo pasekmė. Darbo vietos, kurioje greitis ir efektyvumas buvo svarbiau už pagrindinį saugumą ir sistemos, kuri laikė laikinuosius darbininkus lengvai pakeičiamais. Skandalas, kilęs po Simono mirties, šokiravo visuomenę ir sukėlė pasipiktinimo bangą, reikalaujančią teisingumo. Tapo aišku, kad įdarbinimo agentūra Personnel Selection ir Euromun, įmonė valdanti doką, nesugebėjo jo apsaugoti. Euromun buvo skirta 50 000 svarų bauda už sveikatos ir saugos taisyklių pažeidimą. Daugelis manė, kad tokia bausmė yra gerokai per maža už tokį rimtą aplaidumą. Simono šeima, sugniuždyta jo mirties, pradėjo Simono Joneso atminimo kampaniją, siekdama griežtesnių saugos taisyklių ir atskleisti įmonės, kurios kelia pavojų darbuotojams. Tėža jo mirtis nebuvo paskutinė tokia tragedija. Kita mūsų istorija nukelia mus į 2012 m. rugpjūčio 16, kai dar vienas jaunas darbuotojas, pirmoje savo darbo dieną naujame darbe, tapo auka taip pat kaip ir Simonas. Tai yra Dejaus Deiviso istorija. Dejus Deivisas buvo 21 metų jaunuolis, kupinas vilties ir pasiruošęs pradėti naują savo gyvenimo etapą. Jis ką tik buvo įdarbintas per personalo agentūrą kaip laikinas darbuotojas Bacardi buteliavimo gamykloje Jacksonville'e, Floridoje. Kaip ir daugelis pradedančiųjų, Dejus siekė pastovių pajamų ir galimybę susikurti geresnę ateitį savo. Jis gavo darbą,
Ir 2012 m. rugpjūčio 16-ąją Dėjus atvyko į gamyklą savo pirmajai darbo dienai. Gamyklos aplinka buvo triukšminga. Čia nuolat dundėjo mašinos, o buteliai ir dėžės judėjo be perstojo. Viena iš pagrindinių gamyklos mašinų buvo paletizatorius, didžiulis įrenginys, kuris dėžės su romu supakuodavo ir sukraudavo ant palečių siuntimui. Paletizatoriaus darbas buvo paprastas, bet svarbus. Jis užtikrino, kad gamybos linija veiktų efektyviai. Tačiau ši mašina turėjo ilgą gedimų istoriją. Suskilę buteliai dažnai išliedavo romą ant konvejerio juostų, todėl jos tapdavo lipnios ir dažnai strigdavo. Šie strigimai buvo nuolatinė problema, kuri metų metus liko neišspręsta. Dėžiaus vaidmuo tą dieną buvo padėti valyti aplink gamybos liniją. Paprastas darbas, tiesa? Tačiau tą dieną paletizatorius vėl užstrigo dėl lipnių konvejerio juostų ir sudaužyto stiklo. Pagal saugos procedūrą operatorius turėjo atlikti užrakinimo pažymėjimo procedūrą. Tai reiškia visiškai išjungti įrenginį ir jį užrakinti, kad jis negalėtų būti paleistas iš naujo, kol kažkas dirba šalia jo. Tai, kas nutiko toliau, buvo tikras košmaras. Tyrėjai vėliau atskleidė, kad buvo praleistas svarbus saugos žingsnis. Kaip manote, kas nutiko? Atlikdamas valymo darbus, Dėjus buvo nusiųstas po palečių krovimo įrenginiu, išvalyti sudaužyto stiklo ir romo. Ši užduotis reiškia, kad jis turėjo palysti po sunkiu įrenginiu, visiškai neapsaugotas nuo jo judesių. Kol Dėjus dirbo, operatorius ir prižiūrėtojas baigė šalinti užstrigimą. Manydami, kad zona jau laisva, jie vėl paleido palečių krovimo įrenginį, nesuprasdami, kad Dėjus vis dar buvo po juo. Įrenginys vėl atgijo. Palečių krovimo įrenginys pradėjo leistis su mechaniniu tikslumu, tiesiai virš Dėjaus. Dabar turėčiau pasakyti, kad palečių krovimo įrenginys ir ant jo sukrautos romo dėžės svėrė daugiau nei 900 kg. Palyginimui tai maždaug tiek, kiek sveria mažas automobilis, spaudžiantis vieną žmogų. Dėjus, vis dar būdamas po įrenginiu, neturėjo laiko sureaguoti. Prispaudimo jėga buvo neįsivaizduojama. Kai bendradarbiai išgirdo jo riksmus ir paspaudė avarinio stabdymo mygtuką, jau buvo per vėlu. Dėjus buvo mirtinai prispaustas po mašina. Tai, kas turėjo būti paprasta darbo diena, virto siaubinga tragedija. Buvo iškviesti tyrėjai nustatyti, kas nutiko ne taip, ir jų išvados buvo neraminančios. Izoliavimo ir žymėjimo procedūra, kuri galėjo išgelbėti Dėjaus gyvybę, buvo visiškai ignoruota. Skubant išlaikyti produktyvumą, šis svarbus žingsnis buvo praleistas. Ilgalaikės problemos su užstrigimais paletizatoriuje taip pat buvo žinomos, tačiau įmonė niekada nesiėmė tinkamų veiksmų joms išspręsti. Vietoj to jie pasikliovė laikinais darbuotojais, tokiais kaip Dėjus, kad šie sutvarkytų netvarką, kurią sukeldavo šie pasikartojantys gedimai. Darbos saugos ir sveikatos administracija, OSHA, skyrė Bacardi 192 000 JAV dolerių baudą už daugybę saugos pažeidimų. Tačiau po derybų bauda buvo sumažinta iki 110 000 dolerių. Dėjaus mirtis tapo dar vienu pavyzdžiu, kas nutinka, kai saugumas paaukojamas dėl greičio. Tačiau greitis nereiškia efektyvumo. Tačiau ne visos pavojingos situacijos darbe kyla dėl aplaidumo ar įrangos. Kartais rizikos slypi pačio darbo pobūdyje. Smurtas yra smurtas, nesvarbu, ar jis kyla iš žmogaus, mašinos ar net gyvūno. Nedaug darbo vietoje įvykusių nelaimingų atsitikimų buvo labiau nuskambėję nei mūsų kita istorija. Steve'as Irvinas buvo žmogus žinomas ir mylimas visame pasaulyje. Gimęs 1962 metais Australijoje, jis augo apsuptas gyvūnų. Jo tėvai turėjo nedidelį roplių parką ir nuo mažens Steve'as mokėsi elgtis su krokodilais, gyvatėmis ir kitais laukiniais gyvūnais. Steve'as turėjo užkrečiančią entuziazmą ir išskirtinę asmenybę, dėl kurių tapo pasaulinė ikona. Jis išgarsėjo savo televizijos laida Krokodilų medžiotojas, kurioje rodė savo drąsius susidūrimus su vienais pavojingiausių gyvūnų žemėje. 2006 metais Steve'as buvo vienas žinomiausių gamtosaugos veikėjų pasaulyje. Jis sukūrė karjerą rizikuodamas, nuo kovų su krokodilais iki nuodingų gyvačių gelbėjimo, visada su šypsena ir savo firminiu šūkiu "Oi velnias". Žmonės žavėjosi ne tik jo drąsa, bet ir gilia pagarba laukiniai gamtai. Pavojus buvo jo darbo dalis, tačiau tai buvo rizika, kurią jis priėmė vardan švietimo ir gamtos išsaugojimo. 2006 metai rugsėjo 4-ąją Steve'as filmavo naują dokumentinį filmą "Mirtiniausi vandenyno gyvūnai". Projektas buvo skirtas pavojingoms jūros būtybėms ir buvo filmuojamas prie Kvinslando, Australijoje, pakrantės.
Ta dieną filmavimo komanda dirbo seklioje vandenyje, filmuodama jūros gyvūniją dokumentiniam filmui. Ieškodami įdomių gyvūnų filmavimui, jie aptiko didelę rają besiilsinčią jūros dugne. Rajos paprastai yra ramūs gyvūnai ir retai kelia grėsmę žmonėms, nebent pajunta grėsmę. Steve'ui tai atrodė kaip ramus ir įprastas susitikimas, palyginti su krokodilais ir nuodingomis gyvatėmis, prie kurių jis buvo pripratęs. Steve'as nusprendė prieiti prie rajos ir nufilmuoti ją iš arti. Kaip visada, Steve'as judėjo atsargiai, stengdamasis neišgąsdinti gyvūno, tačiau tam tikrų momentų sąveikos metu raja galėjo pasijusti įsprausta į kampą arba pajutusi grėsmę. Per akimirką raja mostelėjo uodegą ir kelis kartus dūrė Steve'ui į krūtinę savo nuodingų dyglių. Įgulos nariai puolė jį traukti į valtį, bet žala jau buvo padaryta. Jis mirė per kelias minutės. Visa ši nelaimė buvo užfiksuota kamera, tačiau įrašas niekada nebuvo viešai paskelbtas jo šeimos prašymu. Ši žinia sukrėtė visą pasaulį. Steve'as Irvinas buvo susidūręs su pavojingiausiais pasaulio ropliais, dažnai elgdamasis demonstratyviai ir teatrališkai. Todėl žmonės manė, kad jei jam kas nors nutiktų, tai būtų krokodilas arba nuodinga gyvatė. Pet Raj. Mirtiniai susidūrimai su rajomis yra itin reti. Australijoje iki Steve'o mirties buvo užfiksuota tik viena kita mirtis susijusi su raja. Sielvarto banga buvo milžiniška. Milijonai gerbėjų girdėjo jo netekties, prisimindami jį ne tik kaip drąsų nuotykių ieškotoją, bet ir kaip žmogų, kuris iš tikrųjų rūpinosi gyvūnais, su kuriais dirbo. Tačiau net ir sielvarto akivaizdoje jo mirtis sukėlė keistą keršto bangą prieš rajus. Per kelias savaitės po įvykio 10 rajų buvo rasta sudarkytų palei Australijos pakrantę. Tai buvo klaidingas keršto veiksmas. Steve'o šeima pasmerkė šiuos veiksmus, primindama pasauliui, kad Steve'as visą savo gyvenimą skyrė gyvūnų apsaugai ir niekada nebūtų norėjęs, kad jiems būtų padaryta žala. Steve'o Irvino mirtis buvo unikali nelaimė darbo vietoje. Jam gamta buvo jo biuras ir jis visada žinojo su tuo susijusias rizikas. Tačiau niekas negalėjo numatyti tokios baigties dėl gyvūno, kuris taip retai siejamas su pavojumi. Nors Steve'o Irvino istorija parodo, kokia nenuspėjama gali būti gamta, mūsų kita istorija parodo, kaip ir žmonės gali padaryti mirtinų klaidų. Tai istorija apie vyrą, ginklą ir Bruce Lee sūnų. Sutrikote? Leiskite paaiškinti. Brandonas Lee buvo garsiojo kovos menų meistro Bruce Lee sūnus, tačiau 10-ajame dešimtmetyje Brandonas pats skynėsi kelią Holivude. Jis norėjo įrodyti, kad yra daugiau nei tik Bruce Lee sūnus. Brandonas buvo talentingas, charizmatiškas ir turėjo šviesią ateitį prieš akis. 1993 metais Brandonas gavo pagrindinį vaidmenį filme Varnas. Tamsiame filme apie vyrą, kuris buvo nužudytas ir sugrįžo iš numirusiųjų atkeršyti. Šis vaidmuo buvo svarbus momentas Brandonui ir galėjo atverti jam kelią į žvaigždžių pasaulį. Filmas buvo drąsus ir jaudinantis, su intensyviomis veiksmo scenomis ir įsimintinais vaizdais. Tačiau užkulisiuose viskas klostėsi ne taip sklandžiai ir viena klaida filmavimo metu pakeitė viską. 1993 m. kovo 31 d. Brandonas filmavo svarbią sceną. Toje scenoje jo personažas įeina į kambarį ir yra nušautas kito aktoriaus su revolveriu. Tai buvo dramatiška akimirka, svarbi siužetui ir kaip visi ginklų naudojimo epizodai Holivude, ji turėjo būti kruopščiai surežisuota. Scenoje naudotas ginklas buvo užtaisytas tuščiais šoviniais. Jie sukuria šūvio garsą ir blyksnį, bet neiššauna tikro kulkos. Viskas atrodė įprasta ir niekas nesitikėjo, kad kas nors gali nutikti blogai. Kūrybinė grupė nesuprato, kad revolveryje slypėjo mirtina klaida. Ankstesnėje scenoje tas pats ginklas buvo užtaisytas imitaciniais šoviniais. Tai šoviniai, kurie atrodo tikri, bet neturi parako. Jie paprastai naudojami stambių planų filmavimuose, kai matomos kulkos būgne. Vienas iš tų imitacinių šovinių užstrigo ginklo vamzdyje. Tai vadinama kulkos įstrigimų vamzdyje. Tai turėjo būti pastebėta kruopščios apžiūros metu, bet nebuvo. Kai ginklas buvo užtaisytas tuščiais šoviniais Brandono scenai, komanda to nežinodama sukūrė sąlygas nelaimiai. Tušti šoviniai neturi kulkos, tačiau jie vis tiek sukuria pakankamai jėgos, kad iššautų bet ką, kas įstrigę vamzdyje. Kai buvo nuspaustas gaidukas, tuščias šovinys iššovė, išstumdamas įstrigusią netikrą kulką iš vamzdžio mirtinu greičiu. Sviedinys pataikė į Brandono pilvą, sukeldamas katastrofiškus vidinius sužalojimus. Iš pradžių niekas filmavimo aikštelėje nesuprato, kas įvyko.
Brendonas, kaip buvo numatyta scenarijuje, nukrito ant žemės, bet kai jis neatsikėlė, komanda suprato, kad kažkas negerai. Kilo chaosas, kai žmonės puolė jam padėti. Jis buvo skubiai nugabentas į ligoninę, kur gydytojai be perstojo stengėsi išgelbėti jo gyvybę. Deja, sužalojimai buvo per daug rimti. Brendonas Lee mirė tą pačią dieną, būdamas vos 28 metų. Tyrimai greitai atskleidė klaidų virtinę, dėl kurių įvyko mirtina nelaimė. Filmo ginklų specialistas tą dieną nebuvo aikštelėje, o saugos protokolai susiję su ginklo naudojimu buvo nepaisyti. Paprasta apžiūra galėjo atskleisti užsikimšusi vamzdį, tačiau dėl skubėjimo filmavimo metu tai buvo nepastebėta. Po Brendono mirties buvo duoti pažadai dėl reformų. Hollywoodas sugriežtino kai kurias saugumo taisyklės susijusias su ginklų naudojimu filmavimo aikštelėje, tačiau dėja pamokos nebuvo įsisavintos. Praėjus metams įvyko panašios tragedijos. Pavyzdžiui, 2021 metų šaudynės, kuriame dalyvavo Alekas Baldwinas filmavimo aikštelėje Rust, kur žuvo operatorė Halina Hutchins. Šie įvykiai parodė, kad saugumo pažeidimai ir toliau vyksta, kai tinkamos atsargumo priemonės yra ignoruojamos. Darbo vietos nelaimės gali būti įvairių formų. Kartais tai būna nelaimingas atsitikimas, kartais aplaidumas, o kartais kur kas tyčiškesni veiksmai, kurie sugriauna saugumo iliuziją darbo vietoje. 2015 m. rugpjūčio 26 d. per tiesioginę rytinę naujienų laidą Virdžinijoje reporterė Alison Parker ir operatorius Adamas Wardas buvo Bridgewater Plaza, Manetoje, Virdžinijoje. Alison, energinga 24 metų žurnalistė, tiesiogiai eteryje ėmė interviu iš vietos verslo lyderės Vikės Gardner. Adamas 27 metų buvo už kameros ir, kaip visada, profesionaliai fiksavo kiekvieną akimirką. Televizijos komandai tai atrodė kaip dar viena įprasta užduotis, skirta reportažui apie bendruomenę. Transliacija prasidėjo kaip ir visos kitos. Alison šypsojosi ir maloniai bendravo su savo svečiu. Adomo kamera puikiai įrėmino sceną, parodydama už jų šurmuliuojančią aikštę. Tačiau, kai Alison uždavė kitą klausimą, nutiko kažkas netikėto. Iš niekur atsirado vyras. Be jokio įspėjimo jis pradėjo šaudyti. Pirmieji šūviai išgąsdino visus. Alison sušiuko ir pabėgo. Jos mikrofonas nukrito ant žemės. Adamo kamera nukrito, kai jis taip pat bandė reaguoti. Bet jau buvo per vėlu. Alison ir Adamas buvo kelis kartus pašauti, o jų kolegos valdymo kambaryje su siaubu stebėjo įvykius. Žiūrovai namuose taip pat matė chaotišką sceną, kol transliacija staiga nutrūko. Užpuolikas buvo Vesteris Lee Flanaganas, 41 metų buvęs televizijos darbuotojas, kuris stotyje dirbo prisistatydamas kaip Bryce'as Williamsas. Flanaganas buvo atleistas 2013 metais dėl nestabilaus elgesio ir konfliktų su bendradarbiais. Metams bėgant jo pyktis augo ir jis kaltino Alisoną ir Adamą dėl savo situacijos. Išpuolis tuo nesibaigė. Iš anksto apgalvotų žiaurumu Flanaganas nufilmavo šaudymą iš savo perspektyvos ir vėliau įkėkėlė įrašą į socialinius tinklus. Nors žinoma, aš jums to vaizdo įrašo nerodysiu, jis greitai išplito internete. Daugelis iš pradžių manė, kad tai kažkokia išdaiga, nes mintis apie žmogžudystę transliuojama tiesiogiai per televiziją atrodė per daug neįtikėtina. Tačiau taip nebuvo, tai buvo tikra ir ta tikrovė buvo šlykšti. Ši istorija priminė, kad smurtas darbo vietoje gali ištikti bet kur, net ir ten, kur žmonės jaučiasi saugus. Tiems, kurie pažinojo Alisoną ir Adamą, jų netektis buvo labai asmeniška ir tai tapo bauginančių perspėjimų pasauliui apie tai, koks trapus yra saugumas. Iki šiol kalbėjome apie individualias tragedijas ir tikslingas atakas, bet kaip dėl nelaimių didžiuliu mastu? Tai yra Rana Plazos istorija. Rana Plaza buvo 8 aukštų komercinis pastatas Dakoje, Bangladeše. Jis buvo pastatytas 2006 metais ir jame buvo įsikūrusios kelios drabužių gamyklos, gaminusios drabužius tokiems dideliems tarptautiniams prekių ženklams kaip Primark, Walmart ir Benetton. Tūkstančiai darbuotojų, daugiausia moterų, dirbo ilgas valandas šiame pastate, siūdamos drabužius, kurie vėliau buvo parduodami parduotuvėse visame pasaulyje. Daugeliu iš šių darbuotojų šis darbas buvo jų išsigelbėjimas. Tai suteikė nedidelės, bet labai svarbias pajamas šalyje, kurioje galimybių buvo sunku rasti. 2013 m. balandį Rana Plaza jau buvo tapęs šurmuliuojančių veiklos centru. Tačiau pastatas nebuvo skirtas gamykloms įrengti. Iš pradžių jis buvo suprojektuotas parduotuvėms ir biurams, tačiau buvo prastai pastatytas ir turėjo daug problemų.
Pastatui buvo neteisėtai pristatyta papildomų aukštų, o naudotos medžiagos buvo nekokybiškos. 2013 m. balandžio 23 d. darbininkai pastebėjo kažką nerimą keliančio. Pastato sienose ir stulpuose atsirado dideli įtrūkimai. Įtrūkimai buvo tokie dideli, kad valdžia įsakė evakuaciją, o parduotuvės ir biurai apatiniuose aukštuose buvo uždaryti. Tačiau viršutiniuose aukštuose esančioms drabužių gamykloms situacija buvo kitokia. Gamyklų savininkai, kurie tikriausiai jautė spaudimą laikytis gamybos terminų savo tarptautiniams klientams, reikalavo, kad darbas turi tęstis. Darbuotojams buvo liepta grįžti kitą dieną arba prarasti darbą. Nepaisant savo baimių, daugelis nenoriai sutiko, nerimaudami dėl nedarbo. Nebuvo atliktas tinkamas tyrimas, siekiant nustatyti įtrūkimų priežastį. Pastato savininkas tvirtino, kad pastatas yra saugus ir daugelis darbuotojų šiais patikinimais patikėjo. Be jokios oficialios apžiūros tūkstančiai darbuotojų sugrįžo į vietą, kuri netrukus tapo mirtinais spąstais. 2013 m. balandžio 24 rytas prasidėjo kaip ir bet kuris kitas. Tūkstančiai darbuotojų plūdo į pastatą, užėmė vietas prie siuvimo mašinų, o prižiūrėtojai ragino juos įvykdyti nustatytas normas. Tačiau likus kelioms minutėms iki 9 valandos ryto įvyko nelaimė. Pastatas skleidė gilų dejuojantį garsą, tarsi stengtųsi nesugriūti. Tada akimirksniu viskas sugriuvo. Po to sekė chaosas. 8 aukštų betono plokštės, plieninės sijos ir susipynę laidai sugriuvo kaip kortų kaladė, kurią kažkas nuvertė. Garsas buvo kurtinantis, griausmingas trūkinėjančio betono ir žviegiančio metalo riaumojimas, sumišęs su tūkstančių viduje buvusių darbininkų siaubo klyksmais. Griūtys pripildė orą tirštų pilkų dulkių, dėl kurių buvo sunku matyti ir kvėpuoti. Daugiau nei 3600 žmonių buvo įstrigę po kadaise gyvybingos darbovietės griuvėsiais. Prislopinti pagalbos šauksmai aidėjo iš po nuolaužų. Visiško sunaikinimo vaizdas, nusėtas siuvimo mašinų, drabužių ir sudaužytų gyvenimų nuolaužomis. Tai buvo košmaras, virtęs tikrovę. Griūtis galėjo atrodyti staigi, bet ar tikrai tai buvo? Noriu pasakyti, tie įtrūkimai sienose ir kolonose tiesiog rėkė, kažkas blogo tuoj įvyks. Nebuvo taip, kad nebūtų jokio perspėjimo. Manau, tai viena iš tų situacijų, kai žmonės ignoravo ženklus, nes nenorėjo patikėti, kad kažkas tokio katastrofiško iš tikrųjų gali nutikti. O gal jie tiesiog nepakankamai rūpinosi, kad imtųsi veiksmų? Nežinau, bet verčia susimastyti, kiek visko būtų galima išvengti, jei kas nors būtų rimtai pažiūrėjęs į tuos įtrūkimus. Ar nemanai? Bet kokiu atveju po to kilęs chaosas truko kelias dienas. Išgyvenusieji įstrigę griuvėsiuose apibūdino siaubingas akimirkas po griūties. Visišką tamsą, tvankę kaitrą ir aplink sklindančius riksmus. Kai kurie buvo prispausti sunkių sijų ir negalėjo pajudėti, o kiti kabinosi į gyvybę mažose oro kišenėse. Daugelis žuvo iš karto, tačiau kitiems košmaras tęsėsi kelias dienas. Gelbėjimo darbai prasidėjo beveik iš karto, tačiau jie buvo chaotiški. Savanoriai ir gelbėtojai, ginkluoti tik mažais įrankiais ir plikomis rankomis, kasėsi per griuvėsius, klausydamiesi silpnų šauksmų ar beldimo garsų. Įsivaizduokite, kad esate vienoje iš gelbėjimo komandų, padedate vienam žmogui, o tuo pačiu girdite, kaip kitas žmogus kenčia. Kai kuriems išgyvenusiems vienintelis būdas juos išgelbėti buvo amputuoti galūnes, įstrigusias po betonu, kad juos išlaisvintų prieš jiems mirštant nuo dehidratacijos ar infekcijos. Gelbėjimo darbams pasibaigus, žuvusiųjų skaičius viršijo 1100, o daugiau nei 2500 žmonių buvo sunkiai sužeisti. Vaizdas priminė siaubo filmą. Kai dulkės pradėjo nusėsti, kilo klausimų, kaip tokia tragedija galėjo įvykti. Buvo iškviesti tyrėjai nustatyti, kas nutiko ne taip, ir jų išvados buvo triuškinančios. Pastatas buvo pastatytas be tinkamų leidimų, o neteisėtai pristatyti papildomi aukštai perkrovė jo konstrukciją. Prisiminkite, ką anksčiau sakiau apie tai, kad čia neturėjo būti gamyklų. Vibracijos, kurias sukėlė sunkios siuvimo mašinos, dar labiau susilpnino pastatą, todėl griūtis tapo neišvengiama. Tačiau, nepaisant akivaizdžių perspėjimo ženklų, fabrikų savininkai pasirinko ignoruoti riziką ir privertė darbuotojus grįžti į mirties spąstus. Rana Plazos katastrofa tapo pasauliniu skandalu. Didieji prekių ženklai susidūrė su griežta kritika dėl gamybos perdavimo fabrikams, kuriuose buvo nesaugios darbo sąlygos.
Atsakant į tai, buvo sukurtas Bangladešo susitarimas dėl priešgaisrinės ir pastatų saugos, kuris pažadėjo pagerinti saugos standartus drabužių pramonėje. Buvo įsteigti kompensaciniai fondai aukoms ir jų šeimoms, nors daugelis išgyvenusiųjų gavo labai mažai arba visai negavo nieko. Rana Plaza griūtis tai ne tik pastato griuvimo istorija, bet dar vienas priminimas, kas nutinka, kai pelnas tampa svarbesnis už žmonių gyvybės. Tokie įvykiai neturėtų niekada įvykti, tačiau dėja jie vis dar kartojasi. Taigi, ką visos šios istorijos turi bendro? Nesvarbu, ar tai pastato griūtis, mašinos gedimas ar smurto aktas. Jos parodo siaubingą kainą, kurią tenka mokėti ignoruojant saugumą ir pirmenybę teikiant pelnui ar aplaidumui. Šios tragedijos primena mums, kad už kiekvieno skaičiaus slypi tikri žmonės su savo gyvenimais, šeimomis ir svajonėmis. Ir nuo mūsų visų priklauso, kad jų istorijos niekada nebūtų pamirštos. Ką manote apie šias tragedijas? Ar jų tikrai galima išvengti, ar jos tiesiog yra verslo kaina? Pasidalinkite savo nuomonę komentaruose žemiau. Norite palaikyti kanalą? Prisijunkite ir gaukite išskirtinių privilegijų. Ačiū, kad žiūrėjote ir pasimatysime kitame vaizdo įraše. Išlikite drąsūs ir gyvenkite drąsiai.